Raimundai, papasakok, kokį projektą įgyvendinat šiuo metu prie tvenkinio Vydmantuose. Tai kaip ir kiekvienais metais seniūnijos gauna infrastruktūros gerinimo lėšas ir iš tų lėšų šiemet seniūnija gavo apie 12 300 eurų ir galvom, ką čia reikėtų įrengti. Ir čia su vadovu pasitarimu biškelį pagelbėjo tą mintį išplėtoti ir su bendruomenė, kad Vydmantuose nėra, tokio kaip ir tinkamo priešgaisrinio, ne telkinio, bet vandens paėmimo vietos. Ir nusprendėm, kad turim čia tinkamą infrastruktūrą, tvenkinį ir būtų galimybė čia visai neblogai rengti gaisrinės apsisukimo vietą ir tuo pačiu padaryti kaip ir valčių nuleidimo vietą tvenkinį. Tai iš tų lėšų įvykdėm viešuosius pirkimus ir įmonė laimėjo konkursą ir rengia šiuo metu tos darbus, valčių nuleidimo vietą ir priešgaisrinės aikštelės apsisukimo vietą. O ta valčių nuleidimo vieta, kas ją naudosis ir kaip ji bus panaudojama? Šiaip, kaip minėjau, bus priešgaisrinė paėmimo vandens vieta ir valčių nuleidimo vieta. Gal bus žvejų, gal šiaip pramogautojų, poilsiautojų atvykusių čia nusileisti valtį, paplaukiot, papramogauti. Tiesa, dar nepaminėjau, buvo likutis likęs iš tų pinigėlių infrastruktūrai gerinti, tai bus ir išvalyta čia nendrių šiek tiek aplinkui aptvarkyta, tas visas gerbus aptvarkytas. Tai čia buvo ne vienas projektas laimėtas, šis minėjau dabar iš infrastruktūros gerinimo lėšų bus įgyvendintas. Po to buvo dar iš iniciatyvų projektų įgyvendintas pantoninis lieptas prie maudyklos. Maudykla įrengta buvo, po to iš Igničio projekto nuo Saulės palečių apšvietimas maudyklos įrengtas. Dar buvo parama gauta iš gyventojų, čia padovanojo vaikų žaidimui, atrakcionų tą visą aikštelę žaidimų. Po to iš iniciatyvų projekto taipogi buvo laimėtas Rūko takas įrengtas yra, kur skiria du tvenkinius Sąsmaukas, Sąsiauris, čia kaip pavadinti, yra įrengtas Rūko takas su poilsio zonam. Po to bendruomenė rašė dabar Igničiui, taip pat projektą laimėjo, finansavimą yra įrengtas toliau. Nuo Rūko tako pratęsimas aplink Vydmantų tvenkinį takas yra nesenai šį pavasarį įrengtas, sujungia Rūko taką su maudykla. Tai šis tvenkinys yra pakankamai įgalintas, ar ne? Tas tvenkinys jo yra įgalintas ir seniūnija turi pakankamai darbą jį prižiūrėti. Tai objektas po objektą darbai vyksta ir... O kaip jo panaudojimas, ar gyventojai aktyviai šitą savo iš tikrųjų bendruomenės iniciatyvą sukurta infrastruktūrą naudojasi patys? Šiaip naudojasi ir žvejai naudojasi ir jaunimas važiuoja žvejoti ir su šuniukais ir pasivaikščioti eina gyventojai maudyklai. Tai veiksmas visą laiką vasarą, kai geras oras ir maudosi žmonės. Laimonai, papasakokit, kokius darbus atliekat dabar? Tai planuojam ir, kaip matot, pradėjom įrenginėti valčių nuleidimo vietą, taip pat įrengsim aikštelę laikyti automobiliams valčių priekabom. Vieną tokį esam jau įgyvendinę projektą, tai Tūbausių, būtent tvenkinį. Tai gavos gražu, tvirta, tai bandysim ir čia tą patį atkartoti. Gal papasakokit, kaip atrodys ta valčių nuleidimo vieta vizualiai, kad galėtumėm įsivaizduoti? Tai bus sumontuotas kelio plokštės pačiame vandenyje, kad jos neskalautų ir neslinktų. Toliau tęsim su ažūriniam trinkelėm, tai yra trinkelės su skylėm ir ten užšluosim žviriuką ir toliau dėsis rėminsis su vėjos bortais ir įvažiavimo bortas priekį.
Kokius atliko darbus? Aš įtariu, kad čia reikėjo nendrynus pašalinti kažką. Jo, ką jau... buvo pakankamai daug apžėlę, tos nendrės gana toli. Toliau tęsim irgi valymus, savaitgalį planuojam atsivaryti didelį ekskavatorių, ilgastrėlį. Tai valysim būtent visą šią pusę. Tai čia bus išplėsta šita zona, ar ne? Nebus tik tokia siaura dalis valtį Jo, nuleista? planuojam kiek įmanoma daugiau išvalyti. Kokie darbai dar pagrindiniai laukia gal ir kiek laiko truksit įrengti visą šitą valčių nuleidimo vietą? Jeigu viskas gerai, orai nepamaišys, technika nepaves, tai kitą savaitę turėtumėm pasibaigti.